Nuo seno Kėdainių kraštas garsėja savo savita kultūra ir ta kultūra jinai išsiskiria iš kitų rajonų. Visų pirma, tai lėmė susiformuoti galbūt gamtinės sąlygos, nes čia Kėdainiai, kur be pažvelgsi važiuojant, visur lygumos, žemės labai derlingos, ir ta geografinė atmosfera taip pat lėmė, reiškia, kad mes truputėlį kitokią turime istoriją, truputėlį kitokią tradiciją išlaikytą iki šių dienų. Ir kadangi visą laiką gyvenime viskas kinta, tai ir Kėdainiuose viena tradicija prisitaikė prie kitos tradicijos. Ir šalia, kadangi Kėdainiuose gyveno ir daug lenkiškosios kultūros žmonių, tai todėl tos kultūros viena šalia kitos gražiai susidėliojusios, jos ir draugavo, bet kartu išlaikė savo savitumą. Visų pirma, tai labai įdomu pasižiūrėti, kad labai daug gražių dalykų, tradicijų, folkloro išlaikyta iki šių dienų. Ir aišku, skiriasi tas folkloras vėl iš kitų regionų, pagaliau net ir kaimai skiriasi savo tarmiškumu, nes Kėdainiai gana yra platus kraštas, Lietuvoje vienas iš didžiausių rajonų, todėl jau čia galima skirstyti net ir tokias 3 teritorijas, kur skirstusi ir tarmiškumas, aišku, ir dainos. Dainos pagrinde yra savitos savo stiliumi, ir dauguma jų priklauso aukštaitijos daugiabalsiškumo stiliui. Daugybė dainų yra išlikusių karo tematika, vestuvinė, šeimos, jaunimo. Kad aš buvau, didis ponas, aš turėjau, žilą ožį, irla, irlyta, aš turėjau, žilą ožį, mėrė šoko, mano ožis, jį darželė, ir nugraužė, turės kapustus, kur macinesnis, kur skanesnis, irla, irlyta, kur macinesnis, kur skanesnis, ir išėjo, sena boba, sobotavo, ir užkirto, mano ožį, per uodegą, irla, irlyta, ir užkirta, per uodegą, oi kad reikia, mano ožis, per agliną, jam prilipa, skojo barzda, irla, irlyta, jam prilipa, skojo barzda, oi kad reikia, mano ožis, per dirvoną, kol sudraskė, saužė pauna, irla, irlyta, kol sudraskė, saužė pauna, jis belikdams, susitiko, mergo žėla, su raudona, spadnė tėla, irla, irlyta, su raudona, spadnė tėla, ožis dūrė, tai mergelai, jie pabambė, mėnė šoka, jie padangė, irla, irlyta, mėnė šoka, jie padangė. Aišku, pagrindinis tikslas šiandieną yra perimti tą tradiciją, perimti folklorą ir mūsų misija yra išlaikyti jos gyvastį. Ką, aišku, daro tokius tikslus įsikėlęs ir Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis Jorija, kur visų pirma jie įsikėlė tikslą surašyti, užrašyti tą folklorą ekspedicijų metu, taip pat išlaikyti tęstinumą ir skleisti rajone bei Respublikos mastu. Sėjau rūtelių, 100 eželių, sėjau rūtelių, 100 eželių, sėjau rūtelių, 100 eželių.
žalioji liepela, va ir atskrido raiba gegula, va ir atskrido raiba gegula, va ir atskrido raiba gegula, į žalią liepelą, va ir atskrido raiba gegula, į žalią liepelą. Rytą ir vakarėlį, kokavo rytą ir vakarėlį, kokavo rytą ir vakarėlį, nes jos negirdėjo, kokavo rytą ir vakarėlį, nieks jos negirdėjo. vai tik Išgirdo seną motulą, vai tik išgirdo seną motulą, vai tik išgirdo seną motulą, po sodą vaikščiojant, vai tik išgirdo seną motulą, po sodą vaikščiojant. Gana sudėtinga iš tikrųjų tai padaryti, nes kiekvienais metais pateikėjų vis mažiau yra. Pagaliau ir šiandieninio žmogaus ausis atprato nuo folkloro. Jam tas dainavimas pasidarė svetimas, o ką kalbėti apie jaunąją kartą. Na ir tikrai manau, kad vis dėlto dėkingi esame, kad dar yra išlikusių tokių žmonių, kurie mielai dainuoja, mielai bando tą tradiciją tęsti ir perduoti kitiems. Gimiau Jonavos rajone Naujasodžio kaime 1931 metais žiemą, vasario šaltą naktį. Atvažiavau dirbti į Kėdainių rajoną 1956 metais. Išmokau dainų iš savo močiutės, kuri buvo labai daininga ir mokėjo visokių dainelių ir vaikiškų ir visai įvairių. Žodžiu, ir man labai patikdavo jos dainavimas. Paskiau mamytė dainavo, tėtis dainavo, jie buvo kaimo giedoriai, eidavo į laidotuvės, giedodavo. Na ir išeiginiam dienom, sekmadieniais, visada abudu padainuodavo kažką, tai mums vaikams. O mes klausydavomės ir man labai patikdavo. Šitai ir aš prisiminiau. Slūžėjau, tužėjau pas poną, ponas man davė vištelę. Ta vištelė kiaušius deda, iš tų kiaušių vaikus veda, geltonus mažučius. Slūžėjau, tužėjau pas poną, ponas man davė gaidelį. Tas gaidelis kakarieko, ta vištelė kiaušius deda, iš tų kiaušių vaikus veda, geltonus mažučius. Ponas man davė žąselę, ta žąselė girgų kargu, tas gaidelis kakarieko, ta vištelė kiaušius deda, iš tų kiaušių vaikus veda, geltonus mažučius. Slūžėjau, tužėjau pas poną, ponas man davė antelę, ta antelė kryku, kryku, ta žąselė girgų gargų, tas gaidelis kakarieko, ta vištelė kiaušius deda, iš tų kiaušių vaikus veda, geltonus mažučius. Slūžėjau, tužėjau pas poną, ponas man davė
kalakuta, kalakuta, šuldu buldu, ta antelė, krypu, krypu, ta žaselė, girgu, gargu, tas gaidelis, kakarieko, ta vištelė, kiaušius deda, iš tų kiaušių vaikus veda geltonus mažučius. Vieną dainą iš mamos, kurią išmokau, Saulelė raudona, išmokiau kolektyvą ir vadovė mūsų. Ir mes su vadovė dabar pabandysim ją padainuoti. Vadovė ves, o aš pabandysiu tarti. Saulelė raudona, vakaras netoli, paleisk mane, motinėlė, su saulė namolio, paleisk mane, motinėlė, su saulė namo. Eisiu į darželį, skinsiu 3 gėlelės, skinsiu broliui ir tėveliui, ir šelmiui bernelį, skinsiu broliui ir tėveliui, ir šelmiui bernelį. Broleliui rotelę, tėveliui metelę, o tam šelmiui bernužėliui piktą dilginėlę, o tam šelmiui bernužėliui piktą dilginėlę. Eisiu į svirnelį, rinksiu 3 karelės, rinksiu broliui ir tėveliui, ir šelmiui berneliui, rinksiu broliui ir tėveliui, ir šelmiui berneliui. Broleliui šelkinę, tėveliui lininę, o tam šelmiui bernužėliui storą pakolinę, o tam šelmiui bernužėliui storą pakolinę. Eisiu į stainelę, skirsiu 3 žirgelius, skirsiu broliui ir tėveliui, ir šelmiui bernelį, skirsiu broliui ir tėveliui, ir šelmiui bernelį. Broleliui balnota, tėveliui muštruota, o tam šelmiui bernužėlį oželį kuprota, o tam šelmiui bernužėlį oželį kuprota. Mes perėmę esame ir tęsime savo rajono, savo kaimų folklorą, todėl pačios įdomiausios tradicijos perimtos yra iš Josvainių apylinkių. Čia patys įdomiausi pateikėjai pateikia Kunionių, Kampų, Bakainių kaimuose, pačių Josvainių, taip pat Truskavos, Okainių kaimų, Devinduonių, Surviliškių. Tai štai tais pateikėjais remdamiesi mes ir bandome mokytis iš įrašo, jeigu yra gyvi pateikėjai, taip pat, nuvažiuojame arba net ir pasikviečiame ir klausydami jų tų dainų, tų pasakojimo perimame. Galiam sode rymojau, kardelėliai burkavo, didžias dūmelės dūmojau, didžias dūmelės dūmojau, ein tėvelis pro šalį, pro rūtelių darželį, prašė nuo mani žolynų, prašė nuo mani
jau sutemo temėla, nusileido saulala, nusileido saulala, po beržyną vaikščiojau. Žirgo neradau, panytėlą sutikau, panytėlą sutikau. Oi, panytė, panėla, matyt, mačiau žirgelį savo tėvo dvarelį, savo tėvo dvarelį. Kiekvieną kartą atėjus vadovui kitam, suprantamas, repertuaras formuojamas vėl kitaip. Todėl per šitą ilgą gyvavimo laikotarpį folkloro ansamblis Jorija iš tikrųjų turėjo labai įvairių programų. Galima sakyti, kad pats ansamblis keitėsi su metais, su vadovo atėjimu. Ir aišku, net ir buvo priklausomybės, vietovės vis kitos, nes pirmiausia, folkloro ansamblis įsikūrė 1977 metais Kėdainių Mikalojaus Daukšos bibliotekoje ir čia iniciatorė buvo tuometinė bibliotekos direktorė Janina Matulienė, kurie subūrė moterų kolektyvą. Ir štai pirmoji vadovė buvo pakviesta, tai yra 1977 metais Marija Dalangauskienė, kuri pradirbo iki 83 metų. Po jos atėjo 83 metais Lidija Bucininkienė, kuri dirbo iki 87 metų. Ja pakeitė 87 metais ir iki 1992 metų dirbo Virginija Jankauskaitė Savickienė. Nuo 1992 metų iki 2006 metų folkloro ansambliui vadovavo Onutė Auškanienė. O nuo 2006 metų ansamblio vadovė dirba Regina Lukminienė. Kiek pavarčius istoriją, tai iš tikrųjų ir labai įdomus repertuarai buvo suformuoti ir iki to, galbūt iki 2000 maždaug taip 3 metų, buvo ansamblyje dainuojamos įvairios dainos, imtos iš įvairių regionų. Tačiau susikūrus Lietuvos nepriklausomybei atsirado visai kitokie folkloro ansambliams reikalavimai. Ir tada labai keitėsi, tiesiog net Respublikos mastu patys ansambliai, to pat ir Kėdainių mūsų krašto ansambliai, reikėjo sukurti, suformuoti savo veidą. O kaip savo veidą lengviausia sukurti naudojantis vietinę tradiciją, vietinį folklorą. Labai džiugu, kad pats ansamblis taip pat turėjo porą pateikėjų, sakau turėjo todėl, kad dėl senyvo amžiaus, dėl ligų šitie žmonės dabar yra tik tai garbės nariai ansamblyje, tai būtent Kažukauskas, Bernardas Kažukauskas ir kita pateikėja, tai būtent Danutė Makelienė. Tai jie patys užvesdavo dainas, kurios ir toliau reiškia turi tąsą tame ansamblyje, ir toliau jos tęsiamos. Augo kieme dagilėlis, augo kieme dagilėlis, augo kieme dagilėlis, kieme
kiemelį, tėvelio dvarelį, kiemelį, tėvelio dvarelį. Плачу куда гилелю, плачу куда гилелю, ордар платясь де потевишу деля, ордар платясь де потевишу деля. Клюваю свою жранкялю, клюваю свою жранкялю, парверши ширдяля, да гилёша кяля, парверши ширдяля, да гилёша кяля. Миряман вот неделя, миряман вот неделя, поликомани, варкшана шлайтели, поликомани, варкшана шлайтели. Ansamblyje yra skirtingų spalvų balsų, tembrų moterų vedamos, taip pat bei sodriais vyrų balsais atliekamos vestuvių, šeimos, jaunimo, karo, našlaičių, vaišių, na ir keletą turime humoristinių dainų. Tačiau ansamblyje yra ne tik dainuojama, yra ratuojami rateliai, šokami šokiai, na, turime ir savo armonikierių, kuris atlieka tradicinę muziką, na ir kartu, na, įnešė tokią savotišką gyvastį, spalvingumą į ansamblį ir taip pat kitokį veidą parodė. Folkloro ansamblis per savo visą kūrybinę veiklą buvo paruošęs daug programų, tačiau kadangi paskutintuosius metus ir žmonės pradėjo gana stipriai keistis, taip pat tie repertuarai kito. Tačiau metu ansamblis yra paruošęs ne vieną kalendorinių švenčių programą, tai yra užgavinių, sekminių, joninių, taip pat šienapjūtės, advento, karo dainų. Na ir praeitais metais vykdė tokį projektą Kėdainių krašto šventės ir papročiai ir tautosaka, kuri buvo vežiojama po Kėdainių kraštą rodoma. Folkloro ansamblis Fiorija taip pat aktyviai labai dalyvauja ne tik rajono veikloje, bet ir respublikinėje veikloje. 1989 metais dalyvavo Baltijos kelyje. 1999 metais koncertavo Lietuvos Respublikos Seime. Nuo 1994 metų dalyvauja visose rajone organizuojamuose, taip pat ir Respublikos dainų šventėse.
yra dalyvavęs ne viename tarptautinėme folkloro festivalyje. 2000 metais darytas įrašas ir reportažas Lietuvos radijuje, o 2005 metais yra išleista kompaktinė plokštelė Margi dvarai, kur buvo įrašytas Kėdainių krašto gyvasis folkloras, taip pat pasakojamoji tautosaka. Ir čia folkloro ansamblis Jorija įrašė net 9 dainas. Už ąžuolo melnyčią, už ąžuolo melnyčią, Vilija, Jorija, Vilija melnyčią, Jori, tam mažoli, pal, tam mówiła celu capu, lapu, Vilija vieroja. Turi melnis 3 dukras, turi melnis 3 dukras, Vilija, Jorija 3 dukras, Jori, tam mažoli, pal, tam mówiła celu capu, lapu, Vilija vieroja. Aukšta laiba už bajoro, aukšta laiba už bajoro, Vilija, Jorija už bajoro, Jori, tam mažoli, pal, tam mówiła celu capu, lapu, Vilija vieroja. Juodbroviukė už cigono, juodbroviukė už cigono, Vilija, Jorija už cigono, Jori, tam mažoli, pal, tam mówiła celu capu, lapu, Vilija vieroja. Mažolėlė už možiko, mažolėlė už možiko, Vilija, Jorija už možiko, Jori, tam mažoli, pal, tam mówiła celu capu, lapu, Vilija vieroja. Pradėti plačiau vykdyti tokią veiklą, tai būtent, kad mokoma vaikų įvairiausių ratelių, žaidimų, dainų, tokios vyksta kaip savotiškos mažos edukacijos, kur supažindinamas ne tik krašto folkloras, bet ir ir pasakojamoji tautosaka, ir smulkioji tautosaka, vaikai įtraukiami į įvairiausias veiklas, į įvairiausius joms suteikiamos užduotis. Pasiteisino paruošta tokiam gegužiniam pasilinksminimo programa, kur daugiau čia rajono gal senjorai kviečia, tai ir traukiami šokiai įvairiausios humoristinės vaišių dainos, kurios tikrai mielai užveda vietinius esančius žmonės. Folkloro ansamblis Jorija turi susiformavęs ir vidaus tradicijas. Tai visų pirma, švenčiamos yra kalendorinės šventės, iš jų reikėtų paminėti kaip Velykas, kur ansamblio dalyviai susineša margučius ir vakaronių metu, susiėjimo metu, šventinių susiėjimo metu, bando jie išrinkti patį gražiausią, stipriausią margutį, kuris išlaikęs gražiausias tradicijas, tai yra raštus, ir bando po to net ir padaužyti, paridinėti, aplamai laikosi mūsų Kėdainių krašte buvusių tradicijų. Kita šventė, kur Jorijos ansamblio dalyviai mielai visą laiką švenčia, mini, tai būtent Kalėdas. Ir čia susėję, jie dainuoja adventinės dainas, moteris kepa pyragus ir vėl savotiškai toks ir pasididžiavimas vienas prieš kitą būna, kurios skanesnis tas pyragas kalėdinis, kuris pasipasakoja receptus, iš ko išlaikė tą tradiciją. Ir po to, aišku, užstaliai, vėl užstalės dainos, pasilinksminimas, pasišokimas. Ir aišku, turime jau gilę tradiciją, nes būtinai sveikiname jubilietus. Juos pagerbėme, bandome papasakoti apie jo gyvenimą, kad jis kažkaip pristatytų, ką gero nuveikė tam ansamblyje, ką gero išmoko, kas jam labiausiai patinka, kas nepatinka. Tai toks būna
pasikalbėjimas, kaip sakome, iš širdies. Ansamblis taip pat palaiko glaudžius ryšius su rajono folkloro ansambliais. Mes jau seniai bendraujame su Akademijos Seklyčios ansambliu, taip pat su Krakių folkloro ansambliu Žiedupė, su Sirutiškio folkloro ansambliu. Taip pat ir bendrauja ir už rajono esančiais ansambliais. Jie pas mus atvažiuoja, mes pas juos su Jorijos ansambliu važiuojame, su koncertais, su savo patirtimi, taip ir draugaujame ir bendraujame. Folkloro Jorijos ansamblis šiuo metu sudaro 20 žmonių, iš jų 8 vyrai ir 12 moterų. Žmonės susirinkę yra iš tikrųjų iš labai įvairių Lietuvos pakraštėlių, todėl dabar mes turime, aišku, didžiausią daugumą aukštaičių, bet yra stipriai vejasi žemaičiai, atsirado ir dzūkų, yra net ir keletas suvalkiečių. Ir nors bandome dainuoti savo krašto dainas, kas iš tikrųjų gana sudėtinga darosi, nes atėję kitos kultūros žmonės ją turi perimti. Tai nėra taip paprasta, tačiau gyvendami su Idos ratu, gyvendami pagal kalendorių, mes ir sukame su juo kartu atlikdami folkloro visą tą repertuarą. Davė Dievas vyrą, Niekam nezadlyva, bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Išvedžiau akėti, nemoki pradėti. Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Išvedžiau arti, žadi pasikarti. Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Paguldžiau ant suolo, rusokai užpuola. Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Paguldžiau ant stalo, su visai atšala. Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Bernelio dobilailio, kur man tave dėti? Tiktai tu aš vesiu, kur užkečiaus rasiu, kojelėm basom, geltonom kasom, kojelėm basom, geltonom kasom. Mane reikia storos, mane reikia plonos, mane reikia mergužėlis, ilgai mylėtos, mane reikia mergužėlis, ilgai mylėtos. Storos ugonės, plonos storės, ilgai mylėta, pro langelį žiūrės, ilgai mylėta, pro langelį žiūrės. Tiktai tu aš nesiu, kur užkečiaus rasiu, kojelėm basom, geltonom kasom, kojelėm basom, geltonom kasom. Tačiau ne viską kėdainiečiai yra išlaikę. Pavyzdžiui, labai gaila, kad Kėdainių krašte, galbūt dėl to, kad bažnytinė kultūra čionai įsivyravo anksčiau negu kitose rajonuose, mes nebeturim išlikusių adventinių kalėdinių dainų. Mes nebeturime Velykų dainų išlaikytų, labai mažai užgavėnių repertuaro.
Tai ką mes darome? Mes tiesiog draugiškai skolinamės kitų rajonų repertuarą ir mokomės ir dainuojam, nes vis tiek programas ruošiame, švenčiame, na ir naudojamės šituo repertuaru. Taip pat nedaug yra ir išlikę šokių, kuriuos taip pat skolinamės ir mokomės. Ir dabar, na ir kaip ir visoje Lietuvoje, bent jau orientuojamės taip į savo regioną, šį kartą į būtent į Aukštaitiją ir perimam aukštaitiškos šokius. Na, reikėtų vis dėlto dar pasidžiaugti, kad nuo 2007 metų, ruošiantis į pasaulinę dainų šventę, Jorijos folkloro ansamblis pasipuošė aukštaitiškais tautiniais rūbais ir čia atsivėrė dar didesnės galimybės reprezentuoti savo etninę kultūrą, ne tik rajone, bet ir kitur. Ir tuo mes, aišku, labai didžiuojamės tais gražiais rūbais ir tęsiam toliau tą misiją. Oi, brolio, brolių keli, baltas aidovilėlį, užmerk, man darželėlį, ant kiemo kraštelėlį, užmerk, man darželėlį, ant kiemo kraštelėlį, užtvėriau darželėlį, ant kiemo kraštelėlį, aš pasėjau tris lovius rūtų ketvirtoje alijėje. Aš pasėjau tris lovius rūtų ketvirtoje alijėje. Šį nedėlios rytelį žiūriu aš pro langelį, vedu ryšių, vėro žirgelį, nuganyti rūtelį. Vedu ryšių, vėro žirgelį, nuganyti rūtelį. Nuganė rūtikėlės ir baltas lelijėlės. Ir ta virgė mūsų sesutį šį nedėlios rytelį. Ir ta virgė mūsų sesutį